Jau kurį laiką norite pokyčio gyvenime, dirbate tą patį darbą ir mielai pakeistumėte į naują. O gal norite pakeisti savo darbinę sritį, pradėti savo verslą. Arba tiesiog visiems pasakyti, kad esate konkrečios srities ekspertas. Uždirbti didesnį atlyginimą, o gal skaityti paskaitą konferencijoje. Tačiau jūs kausto nerimas ir baime, vos pagalvojus apie šį naują pokytį. O kas bus tada? Ar aš susitvarkysiu, ar man pavyks? Keičiant dalykus gyvenime, nerimas, abejonės, baimės yra labai natūralūs jausmai. Tačiau jie tikrai gali labai apsunkinti pokyčio procesą. Net pačią pokyčio pradžią, tuos pirmuosius žingsnius. Labai tai žinau, todėl parašiau planą, ką daryti, kad pokytį padaryti būtų lengviau. Kaip save paruošti, kaip dirbti su savimi, kad pokytį daryti būtų lengva. Kiekvienas mes turime savo įprastą mąstymą, panašią rutiną kiekvieną dieną, mūsų galvoje sukasi labai panašios mintis ir mes susikūrėme būtent tokį gyvenimą, kokį gyvename šiandien. Bet jei mes norime gyvenime pokyčio, kaip tai padaryti? Turiu tik vienintelį atsakymą į šį klausimą. Tam, kad būtų pokytis ir mūsų gyvenimas pradėtų tekėti kitokia vaga, mums reikia pakeisti savo įsitikinimus, savo mąstymą, savo rutiną, savo įpročius ir išsikelti kitokius tikslus, nei turime dabar. Turime pakeisti savo vidų bei išsikelti kitokius tikslus. Turėti aiškų planą, kaip ką darysime, bei šį planą įgyvendinti kiekvieną dieną. Tikrai žinau tą būseną, kai degi noru pradėti naują veiklą, tačiau tuo pačiu ir jauti baimę kažką keisti. Nauja veikla atrodo dar labai miglotai ir jos sėkmė atrodo labai tolima. Tačiau iškyla labai daug baimių bei abejonių. Ar man tikrai pavyks, ar turiu visus reikiamus įgūdžius bei savybės, kad šią veiklą, verslą vystyčiau, ar man pakaks finansų, o kas bus, jei nepavyks? Šios baimės ir abejonės labai stabdo naujos veiklos pradžią. Vieną dieną atrodo, kad visus iššūkius įveiksiu lengvai ir sklandžiai, kitą dieną atsiveria nežinomybė ir abejonės. Ir tikrai žinau, kaip sudėtinga gyventi toje nežinomybėje ir netikrume. Taigi ši programa yra skirta būtent tam, kad būtų aiškiau, kaip pradėti, kaip nusistatyti tinkamus tikslus, kaip suderinti juos su vertybėmis, kaip keisti ribojančius įsitikinimus, bei kaip planuoti ir išsiugdyti reikiamus įgūdžius, kad galėtumėm pasiekti norimų tikslų ir pradėti bei tęsti taip trokštamas savo veiklas. Labai daug metų domiuosi tikslų nustatymu, ribojančių įsitikinimų keitimu bei sėkmingų pokyčių darymu. Konsultuoju žmonės, kaip daryti pokyčius gyvenime, kaip keisti ribojančius įsitikinimus bei savo mąstymą ir elgesį. Praėjau ilgą kelią vystydama drabužių prekinį ženklą ir savo nuosavą verslą. Gavau tikrai daug gerų pamokų ir sėkmingai darau pokyčius savo gyvenime. Taigi ši mokymų programa yra palaikymo, skatinimo, vertybių ir tikslų išsikėlimo programa. Ją sekdamas galėsi keisti savo mąstymą ir ribojančius įsitikinimus, kurie trukdo pradėti savo verslą arba veiklą. Taip pat išsigryninti savo tikrąsias vertybės bei išsikelti tikslus, kuriuos nori įgyvendinti. Šios programos metu bus daug darbo su savimi. Tačiau išsiaiškinsi savo vertybės, susikursi savo verslo viziją, išsikelsi tikslus, išsiugdysi reikiamus įgūdžius bei pasidarysi veiksmų planą ir galėsi judėti į savo svajonę lengvai, užtikrintai ir greitai.